Pasakykite, ar mano vlogmai nenubodus, ar patinka žiūrėti. Čia kažkur tai daug gražiau tyko. Pasižiūrėk, čia nuotrauka. Šiandien bus nusiskundimų vlogmas. Juokauju. Pabūsiu nemiegojus, bet aš lauksiu. Kaip nufotografuoti ar nufilmuoti eglutę be tokių įsikišusių kažkokių spindulių? Pusė pirmos nakties. Atėjau prieš 5 minutės. Žiūriu per YouTube Samošką. Kaip jisai važiuoja su savo pasatėliu, važiuos iki kol suges. Ir laukiu pieno. Laukiu pieno. Tikiuosi, kad sulauksiu, nors aš jau miego noriu, jau norėčiau eiti gulti, miegoti. Bet aš lauksiu. Pabūsiu nemiegojus, bet aš lauksiu. Lauksiu savo pienuką. Jeigu per telefoną neina susitarti, tai gal akis į akį išeis susitarti. Įsidėkiau vienas girliandas, varveklius visur kitur išjungiau, prasidariau biškį žaliuzes, kad matyčiau, nes kai pieną atveža, tai būna smarkiai apšviesta. Mašina pati visa smarkiai apšviesta. Jurga būdi. Kaip debesys nugulė ant kalno. Kaip įdomiai atrodo. Ten kalnas, žinokit. Vau, pirmą kartą taip matau. Labai įdomiai atrodo. Pirmą kartą taip matau savo gyvenime, kad debesys būtų taip žemai. Vau. Nu tai ką, sveiki užsukę į Jurgitos 16 vlogmą. Ar miegojau visą naktį? Ne. Dabar veidą gelbėjau kaukėmis. Pirmoji kaukė, tada bus lakštinė kaukė. Nemiegojau visą naktį ir pieną pražiopsojau pačiame ryte, kai Tomas jau kėlėsi į darbą, galvoju, eis aš padarysiu jam kavutę, sau pasidarysiu. Ir darant kavą girdžiu, kad mašina pravažiavo, jo išeina laukan, pienas jau padėtas. Bet jau kai Tomą išlydėjau į darbą, sėdžiu toliau sitinkrūme ir katinas mano pradėjo atsistojęs ant galinių kojų žiūrėti per langą, pasistiebęs. Ir toks jausmas, lyg kažkas tai kieme yra. Žodžiu, minutę palaukiau, jis ten vis tiek žiūrinėja, stebi. Priejau ir aš pasižiūrėti, galvoju, gal koks katinas atklydo į kiemą. Deja, jokio katino kieme nebuvo, bet iš kaimynės kiemo išėjo mergina su taše, paauglė, kurie anksti ryte išnešioja laikraščius. Yra toks pas mus dalykas, mano vaikai irgi nešioja tuos laikraščius. Ir ji išeidama iš kaimynės kiemo, eidama pro mūsų kiemą, ji pamatė, kad aš žiūriu per langą ir ji labai susigėdo. Ir man tokia mintis cinkt, ar tik nebus šių paauglių, kurie anksti laikraščius nešioja, pieno paėmimas. Ir tokia nuojauta, kad jeigu Kicis, jau mano katinas, visada stebi per langą dažniausiai, bet dabar keistai labai žiūrėjo į kiemą. Tai buvo labai keista, nes kai katiną kitą pamato, jo reakcija yra visai kita. Ir man tokia mintis cinkt, kad galėjo šitas paauglė užeiti į kiemą, pasižiūrėti pieno, nes šiaip iš tikrųjų, gal ir matosi nuo gatvės, nes vis tiek lauko lempa šviečia ir taip panašiai. Gal turbūt užėjo pasižiūrėti, gal kitoj vietoj padėtas tas pienas. Bet sakau, aš kaip pasižiūrėjau per langą ir jį pamatė, kad aš žiūriu, tiesiog susigūžė ir nuėjo. Tai man mintis tokia, kad tai gali būti paauglių darbas, nes sakau, jau pieno naudojusi gan ilgai ir
tokie pirmi atvejai, kad dingtų pienas iš kiemo, o po to būtų nugertas ir paliktas, nu, žodžiu. Tai vat. O pienininko, kuris vežioja, nepagavau. Išsikrovė mano kaukę. O pienininkas, kuris vežioja, nepagavau, kad pakeist palikimo vietą. Žodžiu, palikti prie kitų durų, nebe priekinių. Gaila, įsikrovė, tai reikės dėtis lakštinę. Žiūriu dabar į save per kamerą, į veidrodį, tai galiu pasakyti, kad visai neblogai ir atrodo, kad nemiegojusi visą naktį. Įsitraukiau 3 lakštinės kaukės, turiu 3 rūšių. Vat, tai gal pradėsiu nuo prašiausios, nes tai mano OLED kaukė, kol pasikraus, praeis gerą valandėlę. Deduosi tokią. Čia yra perlai su kolageno esencija. Perlai. Ta taip gali būti, kad tiesa, labai atsiprašau už praeito vlogmo pradžią. Aš ten muzikos uždėjau, bet po to nepasitikrinau dar kartą, nes šiaip būna, kad kelius kartus pertikrinu ir atrodo tą muzikėlės garsą smarkiai sumažinau, bet pasirodo, kad aš nieko nesumažinau. Tai labai atsiprašau, ten rodžiau, galėsiu pakartotinai kelti, kaip nusifotografuoti gražiai eglutę. Kaip nufotografuoti ar nufilmuoti eglutę be tokių įsikišusių kažkokių spindulių. Norisi gražios nuotraukos, ne? Norėtum, kad tos girliandos, kurios čia mirksi, būtų kitokios. Ir kad matytųsi pati eglutė ir girliandos būtų, sakykime, žvaigždutėmis spindėtų. Žinai, ką reikia padaryti? Nueik į virtuvę ir atsinešk sietelį. Dabar žiūrėk, aš tau parodysiu, kaip tai veikia. Pasiemi telefoną, pridedi prie sietelio. Ir jau nebeištysė spinduliai, bet žvaigždutėmis mirksi. O tai atitraukiu, ištysė spinduliai kažkokie. Jeigu kamera nefokusuoja per sietelį, atitolink ir vėl priartink. Kol susifokusuos ties eglutę. Ir viskas, dedam fotografuoti. Gausis labai graži eglutė, išbandyk. Tuoj parodysiu, kaip iš tikrųjų atrodo. Įmam sietelį, priglaudžiam prie kameros ir štai gaunasi žvaigždutės. Matot? Aš pasitraukusi tolyn ir galiu nufotografuoti ar nufilmuoti eglutę su žvaigždutėmis. Ir čia man reikia išbūti 15-20 minučių. Ir gerai. Šalta. Labai. Kiss. Yeah. Now the hammer. Sit. Kiss. Labas. Kamera nosį. High five. Yeah.
Kiss. Kiss. No, kiss. Gently. 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 Amsi gražiai. Gražiai. O, taip. Ask. Shh. Good boy. Ask. Ask. No, ask. Ask. Good boy. Kiss. 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 Yoda. Kiss. No, up. Oh. Sit. Kiss. Oh my god. Kiss. Aggressive. Nu, kokios nosį nuspaudžia, biškai nuspaudžia nosį. Tai sveiki sugrįžę į tiesiog Jurgos 16 dienos vlogmą. O tu įsivaizduoji, 8 dienos liko iki kalėdų. Mes nusprendėm kūčių kaip ir nedaryti, bet jeigu pasidarysim, tai tokias lengvas biškai sulkutės su markytėm pasidaryti, tai jau tradiciniai, gal baltos mišrainės, dar kažko, tai taip lengvai užkasti, neprisivalgyti. Bet tiesa, kažkurį vakarą žiūrėjau lietuviškas žinias, tik neatsimenu per kurį kanalą, ar TV3, ar LNK, žodžiu, rodė apie kūčias kalbėjo kažkoks tai žmogus, nebeatsimenu koks žmogus, bet sakė, kad per kūčias nebūtina daryti 12 patiekalų, užteks ir 9 ir nepamiršti žaidimų burtų. Burtas tai vieną tokį paminėjo kučiukų, žodžiu, su kučiukais. Imti su sauja kučiukus ir jeigu porinį skaičių pasiimsi į saują, ne, tipo tau kitus metus labai gerai viskas seksis. O čia tai sudomino. Tai galvoju, kad jau gal reikėtų ir kučiukų prisikepti. Kažką tai tokio pasidaryti. O vat. Apie medutį, medaus pyragą galvojau, bet aš medaus pyrago to, kaip visi tradiciniai daro, ten minko tą tešlą su minko, po to kačioja deda, ten kepa. Aš galvoju kitaip pasidaryti. Aš darysiu skystą tešlą, grinai nekaitinsiu, kaip pasakyti, nekaitinsiu tos visos masės, nes kaip medučiai daro tą biksvytą ploną, deda medų, sviestą ir visą kitą, ir viską kaitina ant kaitros. Ir pastebėjimas tas, pavyzdžiui, kai aš pasidarau tavo pyrago, aš nejaučiu medaus skonio. Nu, nejaučiu. Nes kaitinamas medus jisai praranda visą savo naudingasias savybės ir skonį. Tai kažkur esu mačius, nežinau, kad darė tuos padus skystų pagrindų. Žinot, kaip blynus kepė, ne, piliai, keptuvė, lietinius tuos didelius, tai aš panašiai darysiu su medaus pyragu. Man atrodo, bus geriausias variantas. Staresnius biksvytis prikepsiu, bet tokius, kad būtų grinai medaus skonio. O vat. Tiesa, viena komentatorė, viena žiūrovė rašė, kad man plaukai ten, kur turėjau iki pečių, iki čia kažkur tai daug gražiau tiko. Tai pasižiūrėk čia nuotrauką. Nu, tragedija. Žmonės, jeigu jums atrodo, kad kažkam kitam tinka, jūs esat su ilgais plaukais ir jūs norėtumėte taip nusikirpti, tai nusikirpkite ir turėsit jūs tokius plaukus iki pečių. Nu, man nepatinka ir man netinka. Va. Dabar buvau, kaip neseniai ėjau kirpyklą, paprašiau kirpėjos, būk gera, nekirp man čia viršui. Ne, tai vis tiek biškai prakarpė. Ir po jos išplovimo plaukus, aš pati ploviausi plaukus ir pasižiūrėjau, kažkodėl jie man pradėjo riebaluotis. Nežinau, ką jinai panaudojo, bet aš būdavo savaitę laiko išbūnu neplautais plaukais, laisvai, drąsiai ir man nesiriebaluodavo plaukai. Nu, žodžiu. Šiandien bus nusiskundimų vlogmas. Juokauju. Tiesa, kaip ryte, kaip minėjau, kad aš nesulaukiau pieno vežėjo, kai man kaukė kai man kaukė įsikrovė, aš tiesiog įjungiau ją krauti, užsidėjau lakštinę
Ir su ją besėdint aš jaučiu, kad aš miego noriu. Taip miego noriu. Tai jau valandą nusnausti. Ėjau gerą valandėlę nusnausti. Vat. Žinai, kuo šitas tobulas losjonas, kad jį galima purkšti ir ant makiažo. Prieš makiažą ir ant makiažo. Va. Su šituo losjonu turiu padaryti reklamą. Su šiuo guašu turėčiau padaryti reklamą. Parašyti review. Rekomenduoti, reklamuoti. Gauti pinigų. Mano darbas. Mano darbas. Kas rašė, kodėl aš neinu į darbą, ar neatsibodo man namie sėdėti. Mano namai, mano tvirtovė. Aš galiu dirbti ir iš namų, tą ir darau. Dirbu iš namų, daug veiklos turiu, TikToko šopas, Urban Retreatas, Facebooko grupė. Visur, žinok, reikalingas laikas, tik tai mano laikas, pasiskirstau aš jį pati, dienos planą susidėlioju pati, pertraukas visą susidėlioju pati ir net tokias atostogas, kaip kažkur išvykti, irgi galiu planuotis pati, man nereikia niekam rašyti prašymo, kad išleiskite mane tokiamis dienomis atostogų ir taip panašiai. YouTube'as irgi darbas, žinokit. Nu darbas. Atsakingas darbas, kad teisingai gražiai nufilmuoti, suredaguoti, įkelti, kad žiūrovas maloniai sėdėtų, klausytų, žiūrėtų. Darbas. 21 amžius, žinokit, jau ir iš namų galima dirbti. Ir daugelis renkasi iš namų dirbti. Dėl mažų vaikų, dėl, pavyzdžiui, sveikatos problemų, kaip ir pas mane yra sveikatos problemų, kur aš į viešą įstaigą išeiti negaliu. Aš negaliu ilgai sėdėti, aš negaliu ilgai stovėti. Man vieną lygą pagydė, bet man nugydė, kaip pasakyti, pagadino sveikatą kitoje vietoje. Tai vat. Ir būtų gerai, kad jūs žmonėm tokių klausimų nebeužduotumėt. Tai kodėl tu nedirbi? Čia jeigu apsiženė, kodėl pas tave vaikų nėra? Kada bus antras vaikas, jeigu vienas atsirado? Nebeuždavinėkit tokių klausimų. Nes mūsų daug ir kiekvienas mes gyvenam skirtingus gyvenimus. Mes negalim būti visi vienodi. Negalim. Nebeuždavinėkit tokių klausimų žmonėm. Namie irgi reikia kvepėti. Tomukas dovaną paliko. Vėl reikėjo supakuoti. Aš jūs dabar įstatysiu į dėžę ir nešiu pačiom. Gerai? Nejudėk. Iškrysiu. Šitą padelį nešu su kavos tirščiais. Tai jeigu viskas įsitaškis, bus labai blogai. Jau čia stovi, prisimenu, kad man reikia orchidėjas pasilaistyti mano gėlytes. Dar gavau klausimą, kodėl pieną man veža į namus, kodėl aš užsisakius pieną į namus. Žiūrėkit, žmonės, aš gyvendama Lietuvoje, mieste, taip pat gaudavau pieną į namus. Man atveždavo pieną į namus. Ir dabar man veža skaniausią avižų pieną į namus ir veža karvės pieną. Nepervyrintą, neperskiestą, o tikrą gerą pieną. Tai nesuprantu. Labai keistas klausimas. Šiaip iš tikrųjų net ir sunku atrasti atsakymą. Nes patogu, pieną veža į namus. Dėl mano patogumo. Tai natūralus dalykas, žmonės. Aš mieste gyvendama ir sūrius gaudavau į namus, ir pieną į namus. Tiesiog surandi žmogų, kuris pardavinėja, susitari dienas, pinigų kainą, žodžiu, ir viskas, pristato. Easy peasy. Come. Labas. Labas. Be careful! What's that? Oh, I thought it was glass. I have a parcel. It's upstairs. Cow. Oh my goodness. Žiūrėkit, ką parodysiu, kai... Ar maži vaikai namuose, ar gyvūnai namuose. Vienas ir tas pats. Tuoj. Kai šuo namuose. Vakar tik sirpausi. Kai katinas namuose. Vakas darosi. Tai vat.
Žiūri, kažkam labai patiko sudaro kortą. Maišau. Visiems bendrai. Ištrauksiu vieną kortą. Na, ir traukiam vieną kortą. Vakar buvo taurių aštuonekė, o šiandien įsitraukė diskų aštuonekė. Kas čia su tais aštuntukais, ką? Wow, diskų aštuonekė. Diskų aštuonekė reiškia, gal iš jūsų kažkas nors siekiate tam tikrų dalykų, studijuojate, mokotės pats, o ne kažko verčiamas. Tai pavyzdžiui, rodo, kad stiprų atsidavimą ir energiją kažkokiam tai noro įgyvendinimui, sumanimo įgyvendinimui, ne idėjų įgyvendinimui. Vat korta rodo. Rodo taip pat brandų studentą, kuris studijuoja ir mokosi vedamas noro keistis ir tobulėti, o ne dėl to, kad iš jo reikalaujama. Žodžiu, viską darai pats, pati, savo norus, savo sumanimais ir taip panašiai. Tai jaučiamas savanoriškas pasirinkimas, noras plėsti žinias, tobulėti, vykdant griežtą studijų programą. Tai nežinau, jeigu tokių yra žmonių, tai atsiliepkit, atsišaukit, turbūt jums kaip tik tinka ši korta. Ir taip pat diskų aštuonekė atkreipia jūsų dėmesį į įgimtą talentą. Kažkur gal turite paslėptą talentą ir jį truputį tobulinat, papildomai ugdydami naują gebėjimą ar profesiją. Patirsite tikrą pasitenkinimą, dirbdami širdžiai malonų darbą, kaip aš pavyzdžiui. Man labai patinka filmuoti, man patinka reklamas daryti, man patinka rodyti produktus, man labai patinka. Ir kartu gaudami finansinį atlygį už širdžiai malonų atliktą darbą. Va tokia va korta. Ši korta taip pat reiškia, kad šiame gyvenimo etape pirmasis dalykas gali būti svarbesnis už antrąjį. Tai vadinasi, jums pasiseks tai, ką darote. Tai tiek šiandien. Kartai einu pakuoti dovanų. Dar 2 dovanos pakuotos. Oi, kelius nutapėjau. Paguldysiu. Ir ant viršaus uždėsiu. Va taip. Nelabai dabar matos, bet jau 4 dovanos pagalė padėta. Jūs tik pažiūrėkite, kaip gražu. Wow. Drink. She's not drinking, Yoga. Drink. Kol nieko nėra, tik ramu, atsidarom advento kalendorių. Šiandien 16 diena. 16 diena. Čia va kampe. Kažkas mažučio. Atsidarom 16 dieną. Energizuojantis vonios ir dušo gelis. Va, tokia dovanėlė. Išbandysim būtinai. Tokia dovanėlė, o saldainį su alkoholiu valgysiu, kai grįž Tomas iš darbo. Pasakykite, ar mano vlogmai nenuobodūs, ar patinka žiūrėti, nes pagal peržiūros tai atrodo, kad tokie nuobodūs. Lyg toks jausmas, gal tu slėpkis moterie po lapais. Parašyk savo nuomonę. Patinka ar ne? Parein 30. O Jėzau, kam tau tiek kiaušinių savų nebeturi? 32 kiaušiniai parein. My goodness. Ką čia gaminam? Kostes. It's beef cooked in gravy. And mushrooms. Wait, hello? Paragaut. Kodėl ne jau? Aš negaliu iš jo, nes... Tai šiaip galime visi šeimą. Bet tu mano didžiausia šeima.
Mano dukra, mano kraujas. I sako. You just said that one had more. Oh my goodness. Did I? If your mum likes Oh, it. I so- did. Is this even? I'm happy with that. Kaip jūs tas bulves padarot? Galite išmokinti mane? Can you move the uddy? Move the uddy! Mum was asking us how we make the potatoes because they're really nice, and I just give her a little smirk because. Nu, išmokykit mane. Because men always. Teach me. Pay. What do you When I- what did you do? Oh, it's me. I make the potatoes. I make good potatoes. It's just. You don't do anything. Būsi mažintas, sako apei. It's a Va. joke. It's a joke. That's Deserve. there. 1,200. And very Ne, šiandien nebandysiu, jau vėlu. Šiandien aš kepsiu omletą, bet rytoj tikrai pabandysiu. Perfect. They're so crispy. Ir labai skanios. Ir Biškai tik druskos sudėjau, pipiro ir gal kad su padažu, gal... Cajun seasoning. Bet labai skanu. Aš dar netergalu. Aš paragau vieną, labai skanu. Čia, žinokit, bus omletas. O toksai bus omletas. Daug kiaušinių, pieno, truputį miltų, prieskonių. Ir dabar dar sudėsiu virtus vakar grikius. Va taip. Bus patobulintas omletas. O ko ne? Pamatysi, kaip bus skanu. Kaip kokį šokoladą brustą. Kaip kakavo. Kakavą, ne? Kad pasiskirstytų tolygiai. Čia taip užkutovė. Nu taigi pienas, kiaušinis, tai žinai. Pridėta. Turi, kusneškų. Nu va, ir susinaudos maistelis, kurio nereiks išmesti, kaip mes sugebam padaryti. Nu jau, kad mes metam daug, nenadame. Tikiuosi nenugrius? Ką? Žiūrėk, kaip mes gražiai Gal abu. jau taip striom nepaliko. Galiu papą pakasyti. Pakasyt jau. Turim ir salotų dar nuo vakar pasidarę. Kokia dėžė. Sėdė. Ką? Let me get him down this way. Nu, ragaujam, kas čia gavosi per omletas. Su grikiais. Omletas su grikiais. Aš tik noriu kepškų majonezą. A, ne, kečupas man atrodo prie duinės spinteliai. Šiaip tokio omleto nesu kepusi su grikiais, bet neblogas. Toks maloniai švelnus skonis. Maloniai šaunus. Nu, aš kaip visada kramtydama užbaigiu savo šios dienos vlogmą. Tai jeigu pažiūrėjai iki galo, nusiprenumeruok, jeigu dar neprenumeruoji, paspaus patinka ir kaip visada palik komentarą. Iki rytojaus. Čiau, čiau. O bačkutės? Ai, tos bačkutės. Vis tiek viskas bus tas Bet pats. kaip moteriai greitai viskas nusibosta. Jeigu 4 dieną bačkutės reikia gerti, tai... Aš- Ai, jau. Aš tai tokia, man greit viskas nusibosta.
Aš galėčiau dabar nuguliuoti kaip Gustavas. Bye bye.